Labai ačiū, kad skiriate laiką mano istorijai išklausyti. Draugai, šiandien noriu pasidalinti su jumis istoriją, kurią man papasakojo mano geriausia draugė Nala. Tai jos senelės tikra istorija. Jos senelė šaukė Natalija. Nalos visa šeima iš tikrųjų kilusi iš Rusijos. Senelė Natalija persikėlė į Ameriką paskutiniais 1940 metais, iš karto po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Šis įvykis įvyko 1941 metų rudenį, kai visas pasaulis degė karo ugnyje. Tuo metu Hitleris pradėjo operaciją Barbarossa. Tai buvo pilno masto ir masinė invazija į Sovietų sąjungą. Tai buvo viena kruviniausių Antrojo pasaulinio karo kampanijų. Šiame kare žuvo milijonai žmonių ir buvo sunaikintos nesuskaičiuojamos šeimos. Natalijos kaimo pavadinimas nebeišliko atmintyje, tačiau jis buvo vos kelių kilometrų atstumu nuo garsaus Leningrado miesto. Tai buvo mažas ir ramus kaimelis, kur dauguma žmonių dirbo medžio malūne ir gyveno paprastą gyvenimą. Kaimo žmonės buvo darbštūs ir geros širdies. Jie buvo užsiėmę savo kasdienę rutiną. Kai prasidėjo karas, šie maži kaimeliai neturėjo daug informacijos apie greitai artėjančias vokiečių pajėgas. Naujienos ateidavo vėlai. Žmonės manė, kad karas vyksta kažkur toli nuo jų. Natalija tuo metu buvo tik nekaltas vaikas. Ji nežinojo apie šias baises pasaulio realijas. Ji žaisdavo su kitais vaikais ir buvo laiminga savo vaikystės pasaulyje. Tai buvo niūri ir debesuota rugsėjo ryto scena. Natalija žaidė lauke su kitais kaiminystės laikais. Staiga ji išgirdo savo tėvą, kuris bėgo gatve ir garsiai šaukė. Jo balse aiškiai jautėsi baimė ir nerimas. Jo šauksmas dar nebuvo pasibaigęs, kai staiga galingas sprogimo garsas nuskambėjo ore. Namas šalia Natalijos namo akimirksniu sugriuvo žemyn kaip žaislinė trobelė. Iš po griuvėsių pasigirdo žmonių skausmo kupini riksmai. Šie garsai buvo tokie baisūs, kad sudrebintų bet kieno širdį. Po viso kaimo nusirito staigus chaoso ir baimės bangos. Žmonės suprato, kad priešas pasiekė juos ir dabar jų gyvybės pavojuje. Žmonės pradėjo bėgti iš savo namų. Niekas nežvalgė atgal. Natalijos tėvai iš karto ją pakėlė ir jie taip pat prisijungė prie išsigandusios minios. Bėgdama Natalija atsigręžė per savo tėvo petį. Ji pamatė vaizdą, kurį vadino pabaizomis ant ratų. Vokiečių tankai vijosi juos. Jie traiškė namus savo sunkiomis vikšrais ir greitai artėjo. Kiekvienas praėjęs tankas pavertė pastatus dulkių ir dūmų krūvą. Tai buvo scena tarsi iš baisiausio košmaro. Deja, kaimo geografinė padėtis taip pat buvo labai bloga. Kaimas buvo įsikūręs visai šalia labai didelio ir gilio tarpeklio. Dėl to pabėgimo keliai buvo labai riboti. Norint pereiti tarpeklį, buvo tik vienas senas medinis tiltas, surištas storiomis virvėmis. Šis tiltas buvo labai apleistas. Metų metais lietus ir žiemos jį susilpnino. Įprastomis sąlygomis tik žvejai naudojo šį tiltą, kad galėtų pasiekti kitą upės pusę žvejybai. Kaimo gyventojai jį vadino žvejų keliu. Daugelis žmonių bijojo eiti per šį tiltą. Buvo daug planų pastatyti naują tvirtą tiltą. Žmonės metų metais to laukė, tačiau niekada nebuvo imtasi jokių konkrečių veiksmų. Tai buvo sprendimas, kurio kaimo gyventojai dabar labai gailėjosi. Dabar šis silpnas ir pavojingas tiltas tapo jų vieninteliu ir paskutiniu išgyvenimo keliu. Rusijos kariai bandė ginti kaimą. Rusijos kariai drąsiai kovėsi, kad apgintų kaimą, tačiau vokiečių nacių pajėgos buvo gausesnės ir galingesnės už jos. Jie buvo smarkiai sumušti prieš vokiečių modernius ginklus ir tankus. Jie buvo priversti trauktis atgal ir pasiekė tiltą anksčiau nei kaimo gyventojai. Kai išsigandusi ir sumišusi kaimiečių minia pasiekė tiltą, jie pamatė, kad Rusijos kariai nukreipė ginklus į juos. Tai buvo labai stebinanti ir širdį draskanti scena. Vadas garsiai bandė paaiškinti kaimo žmonėms. Jis pasakė, kad jei visi žmonės vienu metu bėgs per tiltą, šis silpnas tiltas tikrai sugrius.
Tada visi žmonės įkris į gilų tarpeklį ir žus. Todėl žmonės turi eiti mažomis grupėmis ir atsargiai. Tačiau iš nugaros tankų griausmingi garsai greitai artėjo. Mirties baimė buvo kiekvieno širdyje. Ši baimė privertė žmonės prarasti protą. Kad ir kaip kariai stengtųsi, jie negalėjo kontroliuoti minios. Išsigandę kaimiečiai pradėjo stumti kareivius ir trypė vienas kitą bėgdami prie tilto. Tada įvyko didžiausia tragedija. Kariai pradėjo šaudyti į savo pačių žmones. Pasigirdo šūvių garsai ir žmonės pradėjo kristi. Šioje baisėje scenoje Natalijos motina, pasakotojo prosenelis, nelaimingai pateko į šūvių liniją. Ji žuvo prieš savo mažos dukros akis nuo tų pačių kareivių šūvių, kurių darbas buvo saugoti žmonės. Tai buvo tragiška akimirka, kuri liko Natalijos atmintyje visam gyvenimui. Buvo chaotiška. Kariai kovojo, kad išlaikytų kontrolę prieš išsigandusią minią. Šioje baisaus vaizdarinė Natalijos tėvas Dmitrijus kažkaip Dievo malonę išvengė kulkų. Jis tvirtai laikė savo dukterį Nataliją rankose ir praėjo pro kareivių blokadą. Karininkas iš karto įsakė savo kareiviams šauti į Dmitrijų, bet kai kareiviai pamatė, kad šio vyro rankose yra nekaltas vaikas, ne vienas neturėjo drąsos įvykdyti šį įsakymą. Jų pačių širdys taip pat buvo tėvų širdys. Dmitrijus ašaromis pilnomis akimis ir pertrūkusiu balsu maldavo kareivių. Prašau, nusiveskite mano dukrą per tiltą. Aš pasiliksiu čia, man nerūpi, bet išgelbėkite ją. Ji tik nekalta mergaitė, prašau. Maža Natalija pradėjo garsiai verkti. Paskutinė scena, kurią Natalija prisimena, buvo ta, kad kareivis ją nešė ant savo peties per tiltą. Ji vis atsigręžė per kareivio petį, norėdama pamatyti savo tėvą. Jos tėvas Dmitrijus paskutinį kartą iš visų jėgų, visą meilę sutelkdamas į savo balsą, šaukė: Aš tave labai myliu, Natalija. Aš tave myliu, mano dukra. Niekada nepamiršk savo šeimos. Atsimink, mes visada su tavimi, tavo širdyje. Tai buvo paskutiniai žodžiai, kuriuos ji girdėjo iš savo tėvo. Tada pasigirdo galingas garsas, galbūt tilto griūties, galbūt bombos sprogimo. Ir maža Natalija neteko sąmonės. Kai ji atsigavo, ji buvo Leningrado mieste. Nacijai taip pat apsupo šį miestą iš visų pusių ir nutraukė visą tiekimą į ryšius. Natalija buvo apgyvendinta bibliotekoje, kuri buvo paversta prieglauda piliečiams. Kareivis, kuris ją išgelbėjo, retkarčiais aplankydavo ją. Kai tik įmanoma, jis atneštų jai šiek tiek duonos. Kitų 2,5 metų Leningrado miestas buvo nuolat bombarduojamas vokiečių. Dėl didelio maisto trūkumo miesto žmonės pradėjo mirti iš bado. Tačiau miestas niekada nepasidarė. Natalija taip pat neprarado drąsos ir išgyveno. Po karo, kai ji atvyko į Ameriką, ji susitiko su Nalos seneliu. Jie susituokė ir sukūrė laimingą šeimą. Natalija gyveno gerą gyvenimą ir 2003 metais ramiai paliko šį pasaulį. Jos prisiminimai iki šiol įkvėpė jos šeimą ir primena mums, kad žmogus gali būti labai stiprus ir drąsus. Draugai, jei jums patiko ši baisi tikra istorija, būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelio piktogramą, kad galėtumėte ir toliau gauti tokių įdomių ir bauginančių istorijų.